Iš tiesų tai pirminė tokia kaip užduotis buvo kažkas nestandartinio, kažkas truputėlį kitokio, negu kad, tarkim, rinkoje dominuojantis dalykai, tai turėjo būti kažkas labai kitoj kokybei. Žinau, kad užsakovas tikrai daug keliauja ir yra matęs įvairių projektų užsienyje, kaip Danija buvo ta viena iš tų šalių, kuris buvo paminėta kaip geras pavyzdys, kaip jie, tarkim, tos užmiesčio kvartalus vysto. Ir iš karto buvo tokie žodžiai, kad tai turi būti tam tikra nuotaika, tam tikra kokybė, tai turime suprasti, kad jeigu rinka yra, tarkim, persotinta vienokio segmento, tai jau norisi turėti ir kažką daugiau. Tokia pridėtinė vertė arba išliekamoji vertė, tai visas tas labai susijęs su to aplinka. Principė žmogus perka ne vien tik tai namą, tokia buvo užsakovo vizija, kad prie namo būtų kažkas ekstra, kad aš atėjau ir čia visa šita teritorija yra mano, aš jaučiuosi kaip tas žmogus, kuris čia tiesiog kažkokį namus kuria. Taip, ar su šeima, ar ne, bet vis tiek tai yra mano namai. Ne vien namas, bet visa aplinka. Tai toks platesnis mąstymas tikrai nustebino. Nėra labai dažnai, kad tas būdavo anksčiau. Dabar po truputėlį tikrai ta rinka juda į tą geresnę pusę, pavadinkim, iš tos kokybinės perspektyvos. Tai tas jaučiasi ir labai džiugu matyti, kad tikrai pas mus tiesiai ateina ir be jokio ten užsakovo tokios stipraus raginimo, iš mūsų pusės jo tikrai nebuvo. Pats užsakovas iš karto sako, žiūrėkit, jie padaro, tikrai faina, tikrai veikia, norėčiau to paties čia. Tai tas buvo gal toks tikrai smagus išskirtinumas, lyginant su tą likusią, tarkim, dalimi. Taip, aš pilnai pritariu tokiai koncepcijai. Mano idėja irgi yra lygiai tokia pati, kad geros idėjos ir gera kokybė, jie kalba patys už save. Ten nereikia kažkaip tokių kaip ir didelių reklamų ar panašių dalykų, dažniausiai labai pasijaučia. Vienam, gal tai yra, tarkim, pavadinkim, profesionalesniai akiai, kurie ateina ir mato kokybiškai atliktus statybinius darbus, yra vienas dalykas, kitiem tai yra tam tikras patalpų suplanavimo arba tam tikrų vizualinių ryšių klausimas. Bendrai visa ta architektūrinė kompozicija, kad ir kokia tai būtų dydžio ar mastelio objektas, jinai iš principo apsprendžia. Jinai yra apsprendžiama labai daugelio aspektų, tai yra ir šviesa, ir tam tikros medžiagos, ir siužetas, patalpų funkcinis planavimas ir įvairūs dalykai, ta prasme, iki patalpų aukščio, ir tai yra toks labai detalus projektavimas, kurį tu visą tokį kaip bagažą atsineši tą objektą ir tu tikiesi, kad tavo vizija su visom tom priemonėm, kurias tu gali naudoti, jinai bus išpildyta. Ir ta kokybė, jinai per tų tokių detalių sugaudimą, jinai galų gale bus juntama emociškai. Ir tiesą pasakius, bent jau man asmeniškai tikrai yra. Kai ateini ir tikrai pasijauti, čia kažkas kitaip, aš tikrai kažkaip kitaip jaučiuosi. Ir tas geras jausmas, jis turi prasidėti pirmoje vietoje mano supratimu nuo vizijos ir tas, kad architektas galėtų tą bendrai su užsakovu sukurti. Pavasarį gal išskirtinas tuo, kad jisai šiek tiek apeliuoja kitokį pirkėją, mano taip supratimu, čia toksai gal labiau iš architekto pusės ateina. Vienas iš tokių išskirtinių dalykų yra tas, kad, pavyzdžiui, kiemai, tie pirmieji kiemai, kur, tarkim, iki paradinių durų vedantis kiemas, jis nėra užtvertas, yra atviras ir ta visa gatvės erdvė yra tokia pulsuojanti, perinanti vidinį kiemą. Tai yra pakankamai unikalu, turint galvoje, kad didžioji dauguma gyvenviečių, tarkim, pasivažinėjus užmiestyje. Iš karto matai, kad aukštos tvoros, žmonės mėgsta tą privatumą, jie nori tokio labai aiškaus ribos, kur tas yra mano ir kur tas yra bendra, arba kur tas yra jau kažkokio miesto tvarkymas, kur aš ten turiu šluoti savo lapus, kur kažkas gal man iššluos. Tai mes, matydami, tarkim, užsakovo šioje vietoje tą nenorą būtent daryti tokio labai aiškaus tokios, segregacijos tarp tų sklypų, kaip tik norą kurti bendruomenę, ir tas labai jaučiasi, kad netgi padarius tą 3D modelį ir kompiuteryje vartant tą modelį, matai, kiek iš tiesų tos erdvės jos peridinėja į tą vidinę ir tą truputėlį persiminimas tarp tos privačios ir viešos, kokią kokybę tai iš tiesų gali sukurti. Tai čia toksai tikrai unikalus dalykas. Tikiuosi, tai padaugės rinkoje tokių dalykų ir kad žmonės iš tiesų truputėlį taps atviresni ir mielesni vienas kitam. Gal čia toks po truputėlį jau ir tas, kaip čia, sovietinių laikų išgyvendinimas perės į tą tokią tikrai nuoširdžią pilietinę kažkokią bendruomenę ir kad tokios mažos bendruomenės vis tikrai gali veikti. Ta rodo užsienio pavyzdžiai, ta rodo ta pati Lietuva, tikrai jau mes nesam pirmieji, kurie tą daro, bet tikrai matosi, kad tas dalykas yra, turi tokį smarkų socialinį poveikį.
toks gal iš architekto pusės, tai buvo tiesiog pasivaikščiojimas parke. Tiesiog toks kažkas kartu jau matai, kad tai yra mažiau rūpesčių, tai yra lengva, tai yra malonu, tai iš karto įsivaizduoji save savaitgalį be didelių rūpesčių ir kažkokių didelių problemų sprendimo galvoje, išėjęs tiesiog pasivaikščioti. Tai vat tą projektą su tokia vat lengva gal emocija ir norėjosi kurti.